Labą dieną. Prieš savaitę viename iš savo filmukų pasakojau, kad mano geras draugas iš Ukrainos, istorijos mokslų daktaras Andrius Boiko Gagarinas, kartu su bendraautorė Irina Korpusova parašė knygą apie platinos monetas. Ir štai šią knygą matote ant mano stalo. Tegul jūsų negazdina, kad matote knygą parašytą ukrainiečių kalba, kurią nedaugelis iš mūsų skaitome. Jeigu knygą apverstumėm, štai taip, matote, kad knyga yra dvikalbė ir anglų kalba, tai jau tikrai suprantam daugelis iš mūsų. Taigi, didelis bendraautorių Andriaus Boiko Gagarino ir Irinos Korpusovos darbas apie platinos monetas. Pavartykime šią knygą. Knyga išleista šiemet Kyjive ir sustojam ties knygos turiniu. Matote, kad skirtas dėmesys monetų cirkuliacijai Ukrainoje XIX amžiaus pirmoje pusėje. Na ir toliau pereinama prie platinos monetų. Čia yra kaip platinos monetų projektai aprašyti, taip jų kalybos technologija ir nominalai. Taip pat apžvelgta, kokios platinos monetos yra Ukrainos muziejuje, kokios praėjo numizmatikos aukcionuose, kokios yra privačiose kolekcijose ir labai svarbu, kad didelė knygos dalis yra skirta kaip dabartiniam padirbiniam ir čia yra daug medžiagos, kaip tos dabartinius padirbinius atskirti, taip ir seniesiam to laikmečio padirbiniam. Taigi, bandom knygą versti. Prasideda nuo monetų cirkuliavimo Ukrainos teritorijoje, apie platiną kaip metalą ir ypatingai įdomu yra apie padirbinius, kai buvo padirbinėjamos auksinės monetos iš panašaus metalo platinos. Tai yra platinos moneta, kuri buvo auksuojama ir ją bandyta buvo leisti į cirkuliaciją kaip po auksinės monetos padirbinį. Taip matote XIX amžiaus pradžios ispaniškus ir prancūziškus tokius padirbinius. Matom platinos itališką monetą, matom rusiškus medalius. Tie, kas domisi platinos moneto, matyt žino Rusijos carinius 3, 6 ir 12 rublių platinos nominalus. Čia kaip tik pavaizduota tokia. Na ir yra taip pat dokumentų, kuriuose minimos platinos monetos kopijos. Jeigu verčiam toliau, matom platinos 3 rublių dizaino, jo pasikeitimus. Taip pat įrankiai, kuriais buvo gaminamos platinos monetos. Čia matom platinius 6 rublių nominalo monetas, 12 rublių nominalo monetą. Ir daug dėmesio skiriama platinos monetom, kurios dabar saugomas Ukrainos muziejuje.
muziejuose, matote čia, inventorinės knygos nuotrauka. Matote 3 rublių monetą, kuri saugoma Lietuvos nacionalinėme muziejuje. Toliau atkreipiamas dėmesys į monetas, kurios saugomos privačiose kolekcijose. Na ir kas mums tikrai labai ir labai įdomu, tai yra dabartiniai platinos monetų padirbiniai. Monetos lauko nuotraukos. Čia matote dirbtą elektroniniu mikroskopu ir reljefo nuotraukos. Cheminė šių monetų sudėtis. Na, analizuojant monetas, čia yra sudėtis iš kokie metalai įeina į liejinį. Ir matote abudu autorius. Taigi, kaip sakiau, knyga yra parašyta ir ukrainiečių, ir anglų kalba. Ir dėl to aš įsivaizduoju, kad tie iš mūsų, kurie domisi platinos monetom arba ruošiasi jomis domėtis, tikrai galėtų šią knygą perskaityti ir jinai duotų daug naudos. Autorius kelias knygas paliko man, taip kad jeigu kažkam reikia šios knygos, kreipkitės ir tikrai padėsiu. Tai tiek šiandien. Ir gero jums kolekcionavimo.